mano brangus broliai ir seserys. Šiandienos Evangelijoje apmastome vieną iš giliausių ir labiausiai jaudinančių viso šventojo rašto momentų – Lozoriaus prikėlimą. Tačiau dėmesio, ši Evangelija kalba ne tik apie stebuklą. Ji atskleidžia kai ką daug didesnio – Dievo širdį mūsų mirties akivaizdoje. Jėzus gauna žinią, kad jo draugas Lozorius serga. Ir nors tai žino, jis delsia. Kodėl? Nes visa tai rodo į kažką gilesnio – jo atsidavimą, jo kančią, jo mirtį ant kryžiaus. Nusprendęs eiti į Betaniją, Jėzus tiksliai žino, ką daro. Jis žino, kad sugrąžindamas Lozoriui gyvybę, pats eina į mirtį. Ir čia slypi paslaptis. Jėzus dovanoja gyvybę, bet tam atiduoda savo paties gyvybę. Kaip jis pats vėliau pasakys, nėra didesnės meilės už tą, kai kas atiduoda savo gyvybę už savo draugus. Tačiau šiame Evangelijos pasakojime yra dar kai kas labai jaudinančio. Jėzus verkia. Taip, Dievas verkia. Prie Lozoriaus kapo Jėzus nesako kalbos, neaiškina, neargumentuoja. Jis verkia. Tačiau tai nėra bet koks verksmas. Tai tylus, gilus, santūrus verksmas. Tai Dievo ašara žmogaus kančios, mirties ir nuodėmės akivaizdoje. Nes tikroji tragedija yra ne tik kūno mirtis, tai sielos mirtis. Kiekvieną kartą, kai nutolstame nuo Dievo, kiekvieną kartą, kai pasirenkame nuodėmę, tarsi palaidojame savyje dieviškąją gyvybę. Ir ši Evangelija atskleidžia kažką stulbinančio. Dievas nėra tam abejingas. Jis kenčia, jis susijaudina, jis verkia dėl mūsų. Tačiau Evangelija nesibaigia ašaromis. Ji pasiekia savo stipriausią momentą. Jėzus sušunka: Lozoriau, išeik. Tas pats Jėzus, kuris tyliai verkia, dabar su autoritetu šaukia, nes Dievo meilė nepriima mirties kaip paskutinį žodį. Jis kviečia, jis pažadina, jis sugrąžina į gyvenimą. Ir šiandien tas šauksmas skirtas ne tik Lozoriui, jis skirtas man, jis skirtas tau. Jėzus ištaria mūsų vardą ir kviečia mus išeiti iš kapo, išeiti iš nuodėmės gyvenimo, iš abejingumo, iš dvasinės mirties. Galbūt tu gyveni kaip Lozorius, surištas, suvaržytas, nematantis, be laisvės. Tačiau šiandien Kristus stovi prieš tave ir tave kviečia: išeik. Ir štai didysis pasirinkimas – likti mirtyje ar atsakyti į gyvenimo kvietimą. Mano broliai, nepalikime nuodėmės tik iš baimės ar savanaudiškumo, bet iš meilės, nes kiekviena nuodėmė verčia Dievą verkti. Šiandien priimk kitokį sprendimą. Paguosk Jėzaus širdį, atsiliepk į jo kvietimą, sugrįžk į draugystę su Dievu ir leisk tam, kuris verkia dėl tavęs, sugrąžinti tau gyvybę. Amen.